Mes šiandien susitikom su Simona, nors čia dabar dviese kalbam, bet tikiuosi daugiau prisijungs pakalbėti apie produktyvumą. Taip. Nes aš Simoną ir asmeniškai pažįstu nemažai metų iš įvairių veiklų ir kai pagalvoju apie Simoną, tai man visada toksai būna susižavėjimas, kad, wow, kažką tai Simona daro labai gerai, kad visko tiek daug pavyksta spėti ir išsukinėti ir keto daug turinio, ir biohackingo, ir rašyti žurnalą tomis temomis ir apie sveiką gyvenseną, ir knygą parašiai, ir mentoriauju žmonėms keto tema, ir organizuoju renginius, ir dar daug veiklų veiki visokių. Tai kažkaip tai man taip, kai aš taip viską pagalvoju ir dar to, kad darai kokybiškai, tai atrodo, kad tikrai kažką tai esi apie produktyvumą gero supratus. Tai va. Ačiū labai už komplimentus. Ačiū. Tai gal pradžiai trumpai papasakok apie save, ką tu veiki, nežinau, kuo dabar gyveni šituo gyvenimo etapu, kokios temos tau kelia smalsumą. Tai aš čia esu iš tos Jesickyto perspektyvos, tai iš tikrųjų nemažą gyvenimo dalį man užima savęs pačios edukavimasis, domėjimasis tuo, kaip veikia mūsų kūnas, protas ir mintis ir visa tai, ką atrandu, ką išmokstu, ką pati pasižiūriu, su kuo paeksperimentuoju, kurias temas įneriu, aš visai mielai dalinuosi ir stengiuosi tai daryti kaip įmanoma paprasčiau, nes ir pati matau, kad, pažiūrėjau, kai aš startavau savo domėjimosi visą erą, tai aš pačiau, kad tokios pakankamai paprastai pateiktos informacijos iš tikrųjų yra stoka, ypač lietuvių kalba. Tai aš galvoju, man atrodo, visai turiu gal tą gebėjimą paprastai papasakoti dalykus, tai tiesiog kažkokį, žodžiu, transformatyvę užduotį savo esu davusi. Bet iš esmės tai turbūt mano tas domėjimosi laukas tai yra, kaip veikia žmogus ir kodėl mes kartais vienaip ar kitaip jaučiamės ir ką daryti, kad jaustumėmės ir būtumėme geriau. Nes aš kažkada tiesiog supratau, pati priejau tokį tašką, kai supratau, kad niekas nėra duotybė, kai mes kalbam tiek apie kūną, tiek apie protą, mintis, kad viskas gali keistis, jeigu tik tai tinkamai susidedi dalykus. Ir vedina tiesiog šito savo atradimo, aš darau tai, ką darau. Ir iš ten ir gimė ir knyga, ir tinklaraštis, ir žurnalas, ir tas kasdienis turinys irgi Instagrame. Ok, ačiū. Taip, labai fainai girdėti, kad, žinai, iš savo tokių atradimų, savo atradimais remdamasi, žinai, tuo daliniesi, nes tikrai aš ir pati esu atpažinus, kad tikrai svarbu tam tikrus sudėtingus dalykus kažkaip žmonėm paprašiau paaiškinti, nes ne kiekvienas turi kantrybės ir noro ten super įsigilinti į visokią mokslinę medžiagą. Bet galbūt nori kažką išmėginti ir tikrai paeksperimentuoti, kaip čia veikti geriau. Taip, arba dar aš gal truputėlį labai greitai papildysiu, kad ir tiesiog atsispiriant nuo to, kad tu pasakei, tai kartais užtenka kelių nepažįstamų frazių ir žodžių ir jau norisi mesti šitą lauką, nors šiaip iš principo tai galėtų būti visai naudingas turinys. Tai kažkaip tai norisi, kad nebūtų to numetimo lauko, o kaip tik užkabintų domėtis žmonės daugiau. Tai tiek. Fain, tikiuosi, kad šiandien irgi mums pavyks kažkokių tokių ir paprastų gal dalykų atrasti apie produktyvumą, ką ir tu gal pati atradai, kas galėtų žmonės padėti biškį, geriau susistikuoti savo dieną, nes, tai tampa vis tiek šitais laikais, kai tiek visko daug ir tų dėmesio vagių ir multitaskinimo ir visokių distrakcijų ir mūsų dėmesys darosi toks labai jau nekantrus, tai tas produktyvumas kaip tema tampa tokia labai tikrai aktuali. Bent jau mano gyvenime, tai kuo toliau, tuo aktualiai atrodo. Ir gal pradžioj būtų visai gerai, manau, apsibriežti, kaip tu pati supranti produktyvumą, nes galbūt, kad žmonės skirtingą turi įsivaizdavimą apie tai, kas tai yra. Aš manau, kad mes visi turim skirtingą įsivaizdavimą apie tai, kas yra produktyvumas ir greičiausiai šiandien aš turėsiu prabangą kalbėti apie tai, kaip pagal savo produktyvumo apibrėžimą, ar ne? Tai man produktyvumas, jisai siejasi, pirmiausia, be jokios abejonės, tai yra tai, kaip tiesiog efektyviai išnaudoti savo dienas. Mes visi turim darbus, ar ne, savo pareigas, savo tikslus, savo užduotis, tiesiog norisi juos atlikti kokybiškai, greitai
ir truputėlį mažiau pavargti, negu kad pavargdama anksčiau. Tai vat, man produktyvumas yra visa ta darbo efektyvumo dalis plus kokybiškas poilsis. Nes man atrodo, kad vat, vienas dalykas, ką žmonės pamiršta galvodami apie produktyvumą, tai yra ta poilsio dalis, kad poilsis yra didelė produktyvumo dalis. Ir realiai produktyvumas, tas, jis negali egzistuoti be poilsio dalies, be poilsio elemento. Tai vat, man greičiausiai tai yra šitie du. Toksai efektyvus užduočių atlikimas, dienos, savaitės, mėnesio ar kažkokių tikslų pasiekimas, optimizuojant tiesiog savo resursus tame laike, kuriame tu veiki, ir gebėjimas turėti kokybišką poilsį. Ok. Jo, man atrodo, taip kažkaip tai toks man irgi jausmas, kad kokių 10 metų atgal tai, na ir net gal kokius 5 metus atgal taip atrodo, kad gal dar ir yra tas supratimas, kad labai yra kieta ir labai čia wow, yra tikrai dirbti ten, mažai miegoti, turėti ten, tikrai jau varyti iki pat paskutinio. O tas dabar, man atrodo, vis jau bent jau mano burbulė tikrai ateina tas visai supratimas, ar gal čia su metais ateina tas supratimas, kad jau yra kieta ir wow, kai tu eini 10 miegoti, keliesi pastoviu metu anksti ryte ir labai saugai tą savo poilsį. Tai gal pakalbam ir apie tą poilsį, nes pati sakai, kad labai svarbi dalis. Tai gal irgi kalbų stebins, kad apie produktyvumą kalbam pradedant nuo poilsio, bet man atrodo, kad galbūt, kad čia yra tokia pradžia geros dienos. Tikrai taip. Aš apskritai galvoju, kad geras miegas prasideda ryte, tuo, ką mes darom ryte, ir geras darbas iš ryto prasideda vakare. Tai yra tuo, kaip mes einame miegoti. Aš manau, kad šitie du, tos tokios dvi ašys, kurios visą laiką sukasi ir keičiasi, jos yra žiauriai svarbios ir būtent jos daro pagrindinę įtaką viena kitai. Ir pavyzdžiui, kai aš galvojau apie tai, kokie, irgi ruoždamas iš tam live, ar ne, galvojau, tai kokie yra pagrindiniai produktyvumo elementai, ir aš, kad ir kaip pasukčiau šitą klausimą, man pirmas dalykas ateina į galvą miegas, nes be miego realiai tu gali maitintis labai labai gerai, tu gali susidėlioti, gerai susiplanuoti dieną, tu gali papildus ten vartot tradicinius, mistinius, kokius tik tai nori, bet jeigu pas tave miegas bus išėjęs iš rikiuotės, tai viskas bus išėję iš rikiuotės. Galva tinkamai neveiks, kognityvinės funkcijos realiai bus sutrikusios, emocinis stabilumas jisai irgi bus truputėlį silpnesnis, nuovargis bus didesnis ir tada dar prašiau seksis miegoti po tokios dienos ir paskui visas ratas iš ryto prasidės iš naujo. Tai ta poilsio dalis, miego dalis yra būtina. Ir pavyzdžiui, aš pati irgi, man toks tikrai, didžiausias mano game changer produktyvumas, ten yra labai daug kitų dalykų, kurie susiję yra irgi ir su mityba, ir su papildais, ir su fizinio krūvio intensyvumu ir reguliarumu, bet tada, kai aš realiai susitvarkau miego rutiną, tada aš supratau, kiek aš galiu padaryti per dieną ir turėti daugiau laisvo laiko. Pasirodo, kai anksčiau atrodo, iš tikrųjų dirbdavau gerokai daugiau, dabar dirbu mažiau, bet aš galiu sakyti, kad tai remiasi į kokybišką miegą. Ok, fainai. Iš tikrųjų atrodo, kad vos ne, kaip sakai, darbo diena sėkminga susideda aplink miego rutiną. Vos ne. O pavyzdžiui, kai tu sakai, miego rutiną susidėlioti, tai kaip atrodo ta tavo miego rutina ir kaip tu atrodo, kas svarbu, kad mes tikrai kokybiškai pailsėtume ir jau startuotume naujai dienai su maksimum energijos. Tai kokybiška miego rutina prasideda iš ryto. Tai aš turiu prabangą šunį vedžioti kiekvieną rytą, tai naudojuosi tuo, kad visada išeinu į natūralią saulės šviesą, būnu joje be nuo saulės akinių, aišku, ten nežiūriu tiesiai į pačią žvaigždę, bet esmė yra ta, kad bent 20-30 minučių natūralios saulės šviesos yra būtina tam, kad tu galėtum gerai miegoti naktį. Tai čia toks pirmas dalykas, ką aš darau, vardan miego iš pat ryto. Paskui kofeinas. Žiauriai svarbu yra jį riboti. Ir aišku, mes esam truputėlį skirtingo priklausomybių spektro skirtingose vietose, bet, pavyzdžiui, aš stengiuosi vėliau negu 9 ryto iš vis kofeino negerti.
Mhm. Ir Aha. jeigu geriu, tai tik tai labai labai anksti ryte, jo, nes aš suprantu, kad tai realiai daro įtaką mano miegui ir man vakare būti mieguis tai patinka. Aš, pavyzdžiui, jeigu aš tokiu metu, va, apie 8:30, jeigu aš jau pradedu jausis mieguis, aš galvoju, yes, jackpot, vadinasi, laiku galėsiu eiti miegoti. Tai man tai yra didžiulis privalumas. Mhm. Tada miegui svarbu tinkamą aplinką susikurti. Tai reiškia, kad miegamasis turi būti pritaikytas miegoti. Tai mes jame nedirbam. Geriausia, jeigu jame nebūtų televizoriaus. Pavyzdžiui, šviesos šaltinis, jeigu jis ir yra, tai tegul jisai būna žemiau ir jisai būna gelsvo, oranžinio, raudono spektro tas apšvietimas. Pavyzdžiui, aš pati stengiuosi miegamajam iš viso šviesos niekada nejungti. Taip atsitiko, kad teko įsukti lempą, bet prieš tai irgi buvo tik tai ant grindų pastatyta nedidelė lempelė, kuri, va, jeigu reikia orientuoti, jinai yra įjungiama. Tai va tokie pakankamai paprasti dalykai, nes šiaip šviesa, jinai daro didžiulį įtaką mūsų cirkadiniam ritmui, tai yra tas ritmas, pagal kurį mes miegam, pagal kurį mes esam darbingi, kada mes ilsimės, kada mes valgom, tai va visas šitas su šviesa yra reguliuojama, tai dėl to iš ryto yra taip svarbu gauti tos baltos, šiltos, natūralios saulės šviesos ir vakare, kaip manoma, labiau riboti bet kokį baltą, melsvą spektrą. Tai vat šitie turbūt, taip, jeigu visą dieną apžvelgiant, greičiausiai šis, dar irgi vienas dalykas, ką gal svarbu pastebėti, tai, pavyzdžiui, mano pagrindinis valgymas būna dienos metu, ta prasme, ten priklauso nuo to, kada, bet, tarkim, kažkur tai tarp 1 ir 4, nes irgi jeigu aš vėl ten dėl kažkokių tai dalykų, nežinau, užimtos dienos pavalgau truputėlį vėliau, miegas iš karto būna prastesnis. Ir labai labai šitas jaučiasi. Net atrodo, jeigu lūžti ir miegi tarsi ir gerai, bet iš ryto aš jaučiu, kad būnu prašiau pamiegos. Ir šitą, kai pradedi save sekti, tai aš pastebiu, kad tai yra tiesiog susijęs su, pavyzdžiui, pernelik sočia vakarienė. Tai reiškia, kad vat, maisto planavimas irgi iš tikrųjų yra produktyvumo dalis. Ir kuri daro įtaką miegui ir miegas paskui daro įtaką jau tam, kaip galvelė veikia kitą dieną. Nu jo, taip atrodo, gal skamba jau taip komplikuotai, nes tiek daug dalykų reikia padaryti nuo pat ryto, kad naktį gerai pamiegotum. O kaip su ėjimu miegoti ir kelimosi laiku, kaip čia ar svarbu, nežinau, keltis? Labai svarbu. Čia turbūt yra 2 svarbus momentai apie tą ėjimą miegoti. Tai eiti miegoti ir keltis reikėtų visada tuo pačiu metu. Nu, plius minus, nežinau, pusvalandis ten gali sviruoti. Ir visada tuo pačiu metu, tai reiškia visas 7 dienas per savaitę tuo pačiu metu. Tai jeigu esame įpratę kelti 6, tai visą laiką ir kelkime 6, nes mūsų kūnui ritmas patinka. Tarsi mūsų organizmas geriausiai veikia, kai jisai gyvena ritme. Ir tai, kad mes visą laiką tuo pačiu metu einame miegoti ir tuo pačiu metu keliamės, jisai sukuria patogumą ir lengviau leidžia mūsų kūnui, mūsų smegenims suprasti, tai kada yra tas mūsų poilsio, o kada yra darbinis režimas. Tai va čia toks svarbus momentas, nes, pavyzdžiui, jeigu mes savaitgalį, nežinau, 5 dienas per savaitę keliame 6, tada 5-dienį naktinėjom, 6-dienį atsikeliam ten kokią 10, mes realiai esam jetlagę. Tai reiškia taip, kad mes būtumėm iš vakarinio pusrutulio ten skridę į rytinį. Ir vat tas kelias valandas, kurias mes pramiegam, paskui mūsų kūnui reikia iš naujo susireguliuoti atgal į ritmą. Tai tiesiog už tai tada būna tokia kankinė tas pirmadienis ir nors atrodo labai norisi maloniai pamiegoti ilgiau 6-dienį, bet vat reikėtų nesukurti savo tos žalos, kad nereikėtų paskui jūs atitaisyti. Kitas dalykas, vat antras, kalbant apie ėjimą miegoti, tai laikas, kada mes einame miegoti, irgi yra svarbus, nes mūsų kūnas miega skirtingai pagal paros laiką irgi. Ir geriausias, saldžiausias ir labiausiai atkuriantis, atstatantis mūsų organizmą, mūsų smegenis, mūsų visą nervinę sistemą miegas, jisai vyksta maždaug nuo 10 vakaro iki 1 valandos nakties. Tai, pavyzdžiui, tie, kas naktinėja iki vidurnakčio ir net jeigu jie miega ilgiau, pavyzdžiui, išmiega ten tas, nežinau, kaip ten žmonės sako, 8 valandas, vat, būtina kažkam yra išmiegoti. Tai net jeigu jie išmiega viską, jie vis tiek negauna pilnos miego kokybės dėl to, kad tiesiog mes taip neveikiame kaip organizmai. Mūsų sistema šitaip neveikia. Ir galų gale vis tiek tie atkuriamieji procesai, kuriems yra skirtas miegas, jie pilnai nevyksta. Ir žmonės apskritai yra vieninteliai gyvūnai pasaulyje, kurie sąmoningai trukdo savo miegoti. Visi kiti
visi kiti miega, nes tai yra gyvybiškai būtinas procesas, savo žmonės kažkaip ir mėgėjai yra užsimti kažkuo kitu, trikdyti savo tą miegą ir žodžiu, prisidaryti savo problemą, o paskui ieškoti kokiais papildais padidinti energijos kiekį, pavyzdžiui. Taip, taip. Gal čia, žinai, tas noras ieškoti šortkatų kažkokių, tai kaip čia, žinai, nes čia miegotas 8 valandas ar kiek laiko, žinai, galėtum kalnus nuversti iš vis. Tai va, bet panašu, kad nelabai gal nelabai taip vyksta, nebent dar kai esam ten 20 kelių metų, gal tas lengviau kažkaip netai pasistebi, bet 30 plus ir link 40 tai jaučiu, kad tas miego ta kokybė ir kitoks pamiegojimas ar nuėjimas vėliau miegoti, tai man pavyzdžiui asmeniškai, tai jeigu aš nueičiau ten 12 ar po 12, aš jau atsikeliu kaip su pagiriom, nors galiu alkoholio jokio nevartoti ir tas taip pasidaro jautru. Būtent, okay. Taip ir yra. Jau. Taip. Tai gerai, tai pirmas svarbiausias elementas yra geras poilsis ir miegas, nes kitaip mes nelabai turėsim resursų, iš ko čia tą produktyvumą išspaudinėti. Tai o kokie dar galėtų būti kiti svarbus elementai, kurie padeda tą dieną kažkaip taip, kaip sakai, optimaliai dirbti, efektyviau, greičiau dalykus padaryti ir taip nenuvargti visiškai. Aha, kiti elementai yra mityba ir fizinis aktyvumas. Aš manau, kad mums gal neverta yra žiauriai daug prie kiekvieno iš jų praleisti laiko, bet taip gal tiesiog bendrais bruožais pasakysiu, kad, pavyzdžiui, iš mitybos perspektyvos, tai yra tos visos bendros taisyklės, kurias mes nuolatos girdim. Valgyti kaip įmanoma mažiau perdirbto maisto, ar ne, ypač kalbant apie rafinuotus angliavandenius, nežinau, visokius duonos, kepiniai, ypač saldėsiai, kad daug dirbantys žmonės labai mėgsta save užkimšti, pasako, trūksta energijos, nežinau, ten koks nors limonadas, net jeigu jisai yra sveikuoliškas ar ten sulčių pagrindų padarytas, bet vis tiek tai yra, realiai tai jau yra labai aukšto glikeminio indekso produktas, kuris tiesiog sukelia gliukozės šuolius ir natūraliai atrodo, kad tam kartui mes turime daug energijos, bet paskui ilgainiui po kelių valandų tai pradeda trukdyti mūsų produktyvumui, nes energijos lygis labai stipriai svyruoja ir mūsų kūnas tiesiog, jisai greitai išalksta vėl ir jam yra sudėtinga išlaikyti koncentraciją arba tą tokią, nežinau, produktyvumo ištvermę, tarkim, jeigu ten irgi yra daug svarbių užduočių, tai tiesiog yra sudėtinga ilgą laikotarpį tai išlaikyti. Tai čia iš mitybos perspektyvos turbūt šitas jau nekalbant apie tai, kad šiaip visokius ten uždegimiškus produktus, kaip ten netinkamus aliejus, prastus riebalus, kuriuos tiesiog reikėtų eliminuoti. Tai, žodžiu, tokia, tas standartinis pasakymas apie pilnavertę mitybą, minus visą įmanomą šlamštmaistį ir greitą maistą ir greituosius angliavandenius, tai čia yra produktyvumo irgi viena iš ašių šalia miego. Ir tada trečias elementas, ko gero, bus fizinis aktyvumas. Aš apie tai irgi manau, kad mes galėtume pakalbėti truputėlį daugiau. Jis reguliarus fizinis aktyvumas, jisai turi labai tiesioginį ryšį su produktyvumu. Ir sakyčiau, kad net taip, manau, kad pasigilinus gal daugiau rastumėm taškų, bet aš tokius gal du pagrindinius išskirčiau. Vienas tai, kad ypač ryte fizinis aktyvumas, jisai realiai pakeičia mūsų nuotaiką ir mąstyseną, nes jisai pakeičia mūsų cheminį balansą, jisai veikia mūsų hormoninį foną. Tai reiškia, kad mes turime truputėlį daugiau ūpo, truputėlį daugiau kūrybiškumo, daugiau drivo tokio gyvenimiško ir tokio daugiau nusiteikimo, kad mes galim padaryti. Dabar, tai yra tai, ką suteikia rytinis sportas. Vakarinis, tai jisai kartais ten gali nuteikti vakarui arba, nežinau, jis tiesiog turi truputėlį kitą efektą, bet tas rytinis, jisai iš tikrųjų pakelia patį ūpą ir ryte pasportavus paprastai galima pastebėti, kad truputėlį geriau ir dirbasi. O kitas dalykas tai yra, kas man labai patiko, aš esu užfiksavus vieną tokį tyrimą, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad tie, kurie reguliariai sportuoja ir, pavyzdžiui, nuolatos kelia su kokį nors tą fizinį iššūkį, kartelę, tai gali būti tiek jėgos pratimai, nežinau, tiek, ten bėgimas ilgesnis kažkoks, ir intensyvesnis sprintai, dar kažkas tai.
Tai mūsų smegenyse tai tiesiog sukuria naujas jungtis ir mūsų smegenys supranta, kad mes gebame įveikti iššūkius. Ir smegenim nėra jokio skirtumo, ar iššūkis yra fizinis, ar jis yra protinis. Ir jeigu mes savo nuolatos duodam tą fizinį iššūkį, tiesiog vienu laipteliu aukščiau, ten kažkokį tai laiko intervalą, tai tada mes ir savo darbo dienoje galime vienu laipteliu aukščiau vis geresnį iššūkį veikti arba tokio paties lygio iššūkius įveikti su didesnė ramybė. Tai bet šitoj vietoje tas reguliarus fizinis krūvis ir toksai sąmoningas krūvio pasirinkimas, jisai produktyvumui labai stipriai padeda, nes tiesiog mūsų smegenys įpratina, kaip čia pasakyti, suprasti, kad tu gebi iššūkius įveikti. Aha. Jo, čia man šitas labai iš tikrųjų įdomus, nes aš kažkaip pastebėjau, kad, vis tiek visi turim dienoje tų darbų, kur, gal ten nefaino, nuobodu, bet jos reikia padaryti, arba, nežinai, kaip čia jos daryti, ir tada toks, paimsiu, ką nors darysiu smagesnio, čia greitesnio, bet koks tas, kaip sakai, kitas veiksmas tarsi treniruoja mūsų smegenis, kaip mes elgiamės, koks mūsų elgesio, kaip ir kokie žingsniai, kai mes susiduriam su tuo, nenoriu, ir tas sportas ryte, tai man tai dažnai toks būna, net neatsikeliu ir, wow, čia darysiu mankštą, dažniausiai, nebūna, reikia, bet tingiu, bet reikia, bet tikrai, kai tu dedi tą, aš kaip sakau, valingą žingsnį, darai kažkokį, kur valios reikia, taip kažkokį veiksmą, tai tada, kaip ir sakai, kad tą galima tada pastebėti ir kitose dalykuose, kur tiesiog reikia valios kažką padaryti, nes reikia padaryti. Tai tas labai įdomus, kad... Labai gera kažkur internete prašmėžavo irgi ir Instagram, ar Facebook'e kažkur toks, žodžiu, motyvacinis memas apie tai, kad ir kaip nesinorėtų tos mankštos ar kažko tai daryti, bet tikrai nerasit nei vieno žmogaus, kuris gailėjosi mankštą padaręs iš ryto. Nes, tada, kai pabaigiant žiūri, savim didžiuojasi, kad, jo, net jeigu ten 15 minučių tiesiog skyriai tam, bet skyriai. Jo. Okay. Faina, toksai dar irgi toks poreikis, dar gilesnis aktyvumo. O dar ar tu, nežinau, ar tu tą taikai, bet, ir iš tavęs gal esu girdėjus, kad, viena yra ten padaryti kelis kartus per savaitę, ten rimtą treniruotę ar vieną kartą per dieną, bet dar yra svarbu, kažkaip turėti tarp darbo, nežinau, sesijų ir kažkurį laiką, tokį irgi fizinio kažkokio pakurtėjimo pertraukėlių. Ir, ką jinai mums gali duoti ir, žinai, kaip jinai veikia. Jo, šitos įvairiai labai, jos irgi padeda kūnus išlikti tam tikram energijos lygyje, nes mūsų kūnas jisai niekada nebuvo sutvertas sėdėti, mes visą laiką judėdavom ir iš tikrųjų galvodami apie darbo dieną, pertraukėlės turėtumėm irgi išnaudoti ne pašto lango uždarimui ir praskrolinimui Facebook'e ir naujienų portale, bet realiai atsitraukimui nuo to darbo ir truputėlį pajudėjimui. Tai gali padėti kilstelėti bendrą kūno ir proto energinį lygį. Tas, toksai fizinis pajudėjimas, pakrutėjimas. Ir emocijom nauda, irgi emociniam fonui nauda yra didžiulė nuo to, kad tu darai truputėlį tokias fizinio aktyvumo pertraukas. Ir, pavyzdžiui, aš pati irgi, kai dirbu su žmonėmis, tai, aš nesakau, kad ten reikia hantelius nešiotis į darbą, ar nežinau, šokdynę šokinėti ten kažkur koridoriuje. Bet, tarkim, elementariai, kad einant į tualetą, jeigu yra 5 aukštų ten, pavyzdžiui, biurų pastatas, tai eik į kito aukšto tualetą ir, tarkim, lip kas antrą laiptą sąmoningai. Labai elementariai galima į šitą dalyką pasižiūrėti, bet tiesiog, kad truputėlį daugiau turėtumėm judėjimo ir krūvio, nes tai veikia mūsų ūpą, bendrą fizinį pasirengimą, darbingumą, galų gale atsiplėšus nuo kompiuterio, net ir mintis paprastai ateina šviežesnės, ar ne? Tada, kai mes išeiname iš to savo darbinio režimo, išeiname į kitą ir tada staiga pas mus sprendimai tarsi patys pradeda ateiti. Tai vat šitas atsitraukimas, tas realus fizinis atsitraukimas nuo sėdimo darbas yra būtinas. Taip. Jo, aš irgi taip pastebėjau, kad net, jeigu užstringi net kažkam, ką darai, tai tas tiesiog nesėdėjimas užsiparinus, bet atsistojimas, pajudėjimas irgi, ką sakai, gali išjudinti.
Arba net, nu, būna irgi, kai labai taip įsitempus dirbu, tai, nu, jau pradeda čia visur spausti čia tą sprandą ir net tokie paprasti pratimai, kurių tikrai gali kiekvienas rasti YouTube'e, ten prie stalo, kad ten kaklą pamankštinti, taip net atrodo, mano galva biškai prašviesėjo, kažkokios tai ekstra vietos atsiranda Taip, naujiem kažkokiem tai, nu jo, tokios energijos. tikrai O, taip. tai. Gerai, tai pakalbėjom apie miegą, apie mitybą ir apie fizinį judėjimą, kad kaip jie prisideda prie mūsų produktyvumo. Dar įdomu, taip šalia maisto, ar, na, tu apie kažkokius papildus ar medžiagas, kas tau padeda, nežinau, arba tu turi, nu, vat, kai žinai, kad ten sunkesnė diena ar tokia diena, kažkokios tai medžiagos, kurios papildomai biški duoda Visiškai taip. energijos. Jo, aš visą laiką taip stengiuosi iš tikrųjų atsargiai šitom temam kalbėti, nes labai lengva yra siūlyti papildus visiems, žodžiu, pirkit tokius, anokius, trečiakus papildus, bet taip aš esu iš žmonių, kur papildus vartoja nuolat, plus taktiškai. Tai reiškia, kad yra tam tikri papildai, kuriuos aš vartoju nuolatos ir jie irgi, aišku, yra produktyvumo dalis. Bet yra tokie, kuriuos aš vartoju taktiškai tada, kai žinau, kad turiu sunkias dienas, sunkias užduotis, sunkias savaitės arba vat irgi ir tada priklausomai nuo to, ar ten, pavyzdžiui, reikia kažkokias, nežinau, ten moderuoti renginį, ar, pavyzdžiui, tiesiog tą tokią ištvermę didelio darbo kažkokią tai treniruoti. Bet papildai irgi, papildas papildų nelygų. Bet iš principo tokie, kur, sakykime, kognityvinės funkcijas, tas ir ne, smegenų aštrumo, atminties, gebėjimo priimti sprendimo, gebėjimo sukurti kažką, tai yra tam tikrų papildų. Ir faina, kad Lietuvoje jau tikrai yra pakankamai paprastai prieinami, ten, nežinau, kiekvienoje vaistinėje ar ten elektroninėse parduotuvėse labai galima nesudėtingai rasti. Tai, pavyzdžiui, tokie, kur tikrai man veikia labiausiai, tai mes čia dabar Fungimed kanale esam, tai aš be jokios abejonės paminėsiu Lion's Mane grybo ekstraktą, nes čia yra toks vienas, kurio poveikis jaučiasi man aiškiausiai, ypač kai aš, pavyzdžiui, irgi ant tuščio skrandžio su pasniku derindama jį vartoju prieš eidama ant scenos, jeigu vartoju, labai labai stipriai jaučiasi poveikis ir duoda gebėjimo susitelkti kažkaip vat protinius pajėgumus sutelkti. Tai va šitas yra labai ryškus efektas. Šalia šitų mano tikrai mėgstamas yra ginkmedis, ženšenis, įvairiai ten būna rekomenduojama dozė po 120 mg, aš būna ir 200 ir 250, jeigu yra labai sudėtinga. Nu, prasme, jeigu reikia itin susikaupti, tai šitų vartoju ir tai irgi nei brangus papildai ir juos labai paprastai yra rasti ir jų nebūtina vartoti nuolat, o pakanka tam kartui. Pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad man reikės irgi rašyti, nes aš žurnalą rašau ir man irgi tai reikalauja tam tikros disciplinos, nes produktyvumas jo, tai yra ten miegas, mityba, judrumas, papildai, bet tai yra disciplina. Nu, neateis produktyvumas savaime, jeigu tu neskursi vietos jam ir kažkokio tai formos, ar ne. Tai man reikia prisėsti, bet aš tada būna, jeigu matau, kad būsto pakankamai papildomo reikia, arba jeigu turiu mažiau laiko, negu kad aš tikėjausi, tai, pavyzdžiui, ženšenis yra irgi vienas iš tų, kurie aš tikrai renkuosi. Rausvoji rodiolė irgi Lietuvoje vis daugiau gamintojų yra atvežama, irgi geras yra brain boosteris toksai. Arba, pavyzdžiui, mano toks rytinis, kurį aš geriu iš ryto prieš sėsdama dirbti ir kur labai ryškiai jaučiu skirtumą, ar aš geriu, ar aš negeriu. Tai yra acetil L-karnitinas amino rūgštis, aš turiu miltukais, tiesiog maišausi į vandenį ir plus B12 vitaminas. Tai va šitie du kombinacijoje, jeigu jie atskirai gerti irgi gerai, nes jie abudu irgi veikia energijos apykaitą ir padeda tiesiog turėti daugiau energijos ir protinės, ir fizinės, bet jeigu juos geri kartu, yra tiesiog nuostabu. Tai va bet čia yra toks, nu jau, čia yra tas, ką ištisus metus vartoju. Ir apie B kalbant, tai B6 dar irgi tada svarbu, ne tik B12, bet ir B6, tiesiog energijos apykaitų dalyvaujantis vitaminai. Dar turbūt svarbu yra, pavyzdžiui, jeigu irgi vartojat kavą, tai tada gerai būtų kavą su L-tianinu vartoti. Dėl to, čia tas tianinas tai yra tai, kas yra žalioji arbata, ar ne? Kodėl mačoje esantis kofeinas taip mūsų neišdirgina kaip kavoje esantis kofeinas. Dėl to, kad jisai subalansuoja. Tai va irgi visi, kas, pavyzdžiui, ten mačos, žalios arbatos kitų negeria, tai tada turi, jeigu jie toliau nori gerti kavą, o ne kažkokiais kitais būdais
kelti savo gebėjimą susitelkti va tą momentą, tai tada reikia minimizuoti tą kofeino poveikį. Ir čia gali būti, nežinau, CBD, tianinas pagal pasirinkimą, bet nu, va tokioje kombinacijoje. Dar šiaip kreatinas irgi iš tokių medžiagų, kurios yra irgi pakankamai paprastai randamos Lietuvoje arba irgi labai lengva parsisiųsti piliulėmis arba milteliais, maišant į vandenį, tai yra kreatinas. Jisai irgi padeda tokį palaikyti smegenų ryškumą, aštrumą, susifokusuoti, truputėlį geriau susitelkti ir vat, irgi panašiai iš tikrųjų kaip karnitinas veikia. Tai va, tai čia tokie, sakyčiau, nežinau, šventoji tokia grupė papildų, kur jeigu kas nors klausia, tai kokie yra tie, kurie man vat, gali padėti susilpninti, nes būns labai sunki savaitė, tai sakyčiau, vat, kažką iš šitų pasikomplektuokim, 2 kokius, pavyzdžiui, pasimti, jeigu norisi, gali ir, nežinau, 3, jeigu ten jau super duper kažkas, tai bet bent porą pasiemus, pakombinavus, tikrai bus gerai, plus jie visi, nu, išskyrus kofeiną, jie neturi jokio prasto poveikio miegui. Nu, tai reiškia, jie nėra, kaip čia pasakyti, jie veikia, ten tą patį Lion's Mane, ar ne, tu jį gali vartoti miegą. Jo, kažkaip jie balansuojančiai veikia, ne tiesiog būstina kažkurią vieną dalį. Jo, jų poveikis nėra tonizuojantis, tu nesi, kad vat, nu, tiesiog tau fiziškai reikia kažkur eiti kažką daryti, bet jie tiesiog padeda smegenim gerai veikti. Tai vat, aš kažkaip už tokio tipo papildus ir esu, aš visiškai esu prieš visus Red Bullius ir tuos, kurie tiesiog, kur tu ten išgeri, tada nežinai, kur dėtis, nes tau, nežinau, kaip norisi ten sienom lipti, tai vat, arba širdis, kur jauti, kad tiesiog spaudimą, kurie veikia. Šitie aš esu griežtai nusteikusi prieš juos ir tikrai nerekomenduoju eksperimentuoti, nes žymiai geriau yra sudėti dienos ritmą. Nes man atrodo, kad šiaip produktyvumas visų pirma yra įprotis. Prasme, tu negali galvoti, kad vat, hop, čia paimsiu biški kito, trečio kažko čia suvalgysiu, suvartosiu ir bus baisi produktyvumas. Tai tam tikrų metų tai gali suveikti, bet, nusakau, būna kritinių situacijų, kai reikia kažkur resursų, bet ilgoje perspektyvoje tai yra įprotis ir vis tiek reikia susidėti rutiną ir vat, tada tu gali pastebėti tokį realų rezultatą, kad tu neišsitaškai, kad truputėlį mažiau pavargsti, kad pradedi geriau ilsėtis, žiūrėk, energijos daugiau viskam turi, daugiau ūpo turi, su draugais kokybiškesnis metas irgi kažką nori kokybiškesnio veikti. Visapusiškas pasirūpinimas savo produktyvumo rutina, realiai iš visų gyvenimo būdo elementų, jisai sukuria žiauriai daug vertės, ne tik tos darbinės. Taip. Jo, čia turbūt svarbu, kad tikrai produktyvumas nėra 1, 2, 3 ir aš jau produktyvus, o panašu, kad mes kalbam ir apie miego rutiną, ir apie maisto, ir apie fizinio aktyvumo. Tai visa tai yra, nu, tokie kasdieniai, nuoseklus dalykai, kuriuos, na, reikia praktikuoti. Na, ir plus kalbėjome, ne, apie tai, kad kaip mes savo smegenis mokom irgi laikytis tos rutinos ir būti susikaupus dirbti, o ne blaškytis ir taškytis. Taip. Gerai, paskaitysiu čia dar vieną, turim klausimą. Neringa rašo, labas Neringa. Tai rašo man istorijų, matant, kiek jūs abi turite veiklų, atrodo, kad jūs dirba 12-14 valandų per parą. Laukiu nuraminimo, kad tikrai taip nėra, kad dalykai pasidaro, nes turit tų slaptų triukų. Slaptų triukų. Aurelija, ir tu galėsi pasidalinti. Aš gal labai greitai pasakysiu iš savo pusės. Aha. Aš dirbu 4 dienas per savaitę, labai retai, kada dirbu penktadieniais, arba būna kartais, nu, ten koks nors tikrai vienas susitikimas įkrenta, nu, tai ten 40 minučių maksimum, ar ne? Stengiuosi penktadieniais apskritai nedirbti, šitą taikau nuo 2020 gal metų. Tada mano darbo diena irgi tikrai nėra 8 valandos, jis yra truputėlį trumpiau. Negaliu pasakyti, kiek, gal 6, turbūt, nes aš irgi dirbu ciklais, turiu normalias pertraukas, stengiuosi bent jau turėti ir nepradedu 8 ryto darbo dienos, nes man atrodo, niekas neturėtų 8 ryto darbo dienos iš vis gyvenime pradėti. Nu, ta prasme, čia ypač jeigu tu vat nori, ar ne, turėti ir gryną more kažkiek pabūti, tai, nu, tiesiog, nu, bent jau nuo 9 pradėti dirbti. Bet esmė, kodėl tiek daug dalykų pasidaro, tai yra, nu, disciplinuotumas, nes, pavyzdžiui, aš jeigu atsisėdu prie kompo,
kompo, tai aš atsisėdu prie kompo. Tai reiškia, kad aš būnu pasiruošusi vatos, aš būnu pasiruošusi vandens. Man kas labai svarbu, aš šitą save pagavau čia netaip seniai, man svarbu rankas kremu yra pasitepti, nes jeigu aš sėdu dirbti, pradedu dirbti ir tada po 15 minučių atsistoju ir einu rankų kremu pasitepti. Ne, tai aš jį pasidedu šalia, pasitepu prieš darbą, kremu rankas, kad man nekiltų tą mintis, supranti, nes vat yra, žodžiu, susikūriu savo mini aplinką ir tada dirbu. Ir aš pati savo irgi pasakau, kad, vat, nežinau, dabar dirbs, arba dabar padarysiu tą, arba dabar dirbsiu tiek, jeigu tenais yra daugiau smulkių užduočių. Kitas dalykas, pavyzdžiui, aš irgi, kaip man pavyksta daug padaryti per dieną, nes aš pati kartais džiaugiuosi, tikrai čia daug padariau, tai man pavyksta dėl to, kad aš, jeigu sėdu dirbti, aš išsijungiu absoliučiai visus notifications. Ir aš žinau, kad bus kas skambina, tai bus praleistų skambučių. Tai pabaigsiu aš savo šitą darbą ir aš perskambinsiu tiem žmonėm. Bet tas blaškimas, jisai, yra siaubingas trikdis. Ir aš nieko nepadaryčiau, jeigu aš visiems visą laiką atrašinėčiau. Tai, pavyzdžiui, žmonėm kartais irgi atrodo, kad žmonės, kurie gal tenais daugiau matomi yra socialiniuose tinkluose, tai atrodo, kad jie visą laiką tam telefone sėdi. Tai nėra taip. Aš ten iš ryto pasėdžiu, ten per pertraukas dar kažką tai pasėdžiu, bet tada, kai dirbu, tada aš dirbu. Tai va šitas toks atskirimas, jis iš tikrųjų padeda padaryti daugiau. Ir va tada ir atrodo, kad ir tą, ir kitą čia tas žmogus daro. Iš tikrųjų, tai pasakysiu tokią paslaptį, kad nieko ten nespėjom mes vis tiek. Tiek, kiek noriu, vis tiek nepadariau. Tai va, Aurelija, tu pasidalink, kaip ten tau pavyksta, nes aš irgi aš kartais galvoju, kaip tu viskas spėjai. Matai, tai čia yra, žinokit, iš tikrųjų toks efektas tų socialinių tinklų eilinį kartą, kad kai žiūri žmonės atrodo, wow, kaip jiems čia viskas sekasi, kaip čia visko padaro ir čia tikrai jau kažką triukus visus atrado. Tai jo, man tai nėra, aš dar, labai tu irgi fainai daug atsakei, apie ką aš norėjau klausti, apie tai, kaip tu organizuoji savo darbo dieną, nes man čia yra, toksai pastovus klausimas, nes mano darbo specifika gal irgi tokia yra, kad kaip ir tavo, kad, nedirbo aš vieno darbo ten nuo 8 iki 5 ofise kažkur, tai mano veiklos yra nuo kultūros organizacijų iki grybų, iki dar kažko, tai ta prasme visa paletė, miške padirbau, dabar čia dirbu, taip tokį laivą turiu, tai man irgi yra iššūkis, kaip optimaliai susidėlioti tiek savo darbo dieną, kad kai dirbu iš namų, kai man reikia važiuoti į miestą, kai ten kažkaip tai ir kas man tikrai pasiteisina, kai pavyksta. Tai ką tu sakai, žinai, kai dirbi sesijom, tais ar darbo slotais, ar sesijom, ar tai yra valanda, ar pusantros valandos, ar kiek ten be užsibrėži, tada aš užsistatau žadintuvą, tada stengiuosi, jeigu man tokia labiau užsiblaškis diena, tai taip tas labai padeda telefoną į šalį, patraukti net kad ranka nepasiektų, nes labai daug yra tokio automatizuoto veiksmo kūne, kad jaučiate kažką, jau tik išsiblaškė ir jau žiūrėkti telefonę, jau ten net neatsimeni, ką tu čia norėjai padaryti. Tai tikrai tas labai, neseniai čia su vyru klausėm tokio tinklalaidę su Cal Newport, gal tu esi girdėjus, Deep Work, jisai parašė tokią knygą. Jisai visiškas yra geekas žmogus, kuris atradinėja, tai kaip padaryti, kad jisai galėtų optimaliai dirbti, kaip padarys universitete dirba, kaip padaryti, kad dėstytojai galėtų nešvaistyti savo laiko energijos, bet optimaliai išnaudoti tai savo, žodžiu, tai, ką jie gali geriausiai. Tai tikrai tas labai šiais laikais, man atrodo, labai aktualu, nes ir mano smegenys vis labiau išsitaškė nuo tų visų socialinių medijų ir tas, kad įpranti gauti to dopamino čia ir dabar, kad visada čia kažką greitai, vietoj to, kad prisėstum ten nuosekliai pabūti tikrai prie kažkokio to darbo, kuris ten, ar tai nuobodus, ar nėra jau toks fainas, negausi tu čia dopamino to taip greitai. Gerai, čia užvedė ant kelio. Pavyzdžiui, jeigu turi irgi kažkokį tai darbą, kurį biškį tingi, arba daug dalykų reikia padaryti, jeigu jį išskaidai daugiau dalykų, realiai susirašai tą listą ir išbraukinėji, šitas duoda biškį dopamino pliupsniukų tokių. Ir tada tikrai atrodo kartais kvaila,
Bet aš taip darau su visais savo dideliais darbais, kur žinau, kad jeigu aš jį laikysiu kaip vieną kažkokį tai užduotį, tai aš po 3 savaičių tik tai galėsiu išbraukti tą darbą. Bet susiskaidau tiek, sakau, kartais net tikrai iki tokių labai smulkių, kur po 15 minučių realiai tai yra darbeliai, bet šitas leidžia. Tai yra fizinis veiksmas, kuris sukuria mūsų smegenims supratimą apie tai, kad mes ačyvinam. Ir reikia šito savo truputėlį duoti, net jeigu atrodo, kad, kažkaip čia, nežinau, keistai aš pats prieš save jaučiuosi. Tai šitas tikrai padeda. Taip. Jo, aš tai nekeistai, aš esu visiškai to-do-listų žmogus, nors ten yra ir kitaip manančių, kad nereikėtų tų to-do-listų pasidaryti, nes jie visada būna didesni dienos tie listai, negu kad realiai gali padaryti, bet jo, vis tiek tas biški padeda tokio, ir padeda biški dienos gale pamatyti, kad ką tu čia veikiai ir ką tu čia padarėjai, nes paskui sunku jau atsiminti. Ir jo, dar kažką. Aš pagalvojau dar vieną, šiaip tai galiu įdėti, bet kur irgi, žinai, čia prie tų pačių darbo sesijomis, kad nepertraukiamas darbas vyksta, apie tai, kad turi atsinešti savo vandens ar arbatos ar kavos ar kažką, ką geri. Ir kad tiesiog, visą tai būtų patenkinti tie visi tavo rankų ar kažkokie kitokie poreikiai. Tai, pavyzdžiui, man irgi kas veikia, tai aš turiu Spotify tiesiog gal 3 kokius playlistus, kurie yra skirti susikoncentravimui, susitelkimui ir aš juos pasileidžiu. Nes tada tarsi mano aplinka būna užbaigta. Tada man nėra tyla ar kažkoks miesto garsas, ar ten, nežinau, jeigu dirbi viešesnėje vietoje, ten kolegos ar kažkas tai, bet aš tada turiu dar tą tokį irgi, 3D, žodžiu, tokį dar vieną ekstra elementą ir tai padeda suprasti, kad, dabar aš esu darbo režime, išjungti notificationai, užstatytas žadintuvas, įsijungtas koncentracijos playlistas ir, pavyzdžiui, iš pradžių gal ta muzika yra nauja, ar ten, nežinau, tas triukšmas yra naujas, bet paskui, pavyzdžiui, po mėnesio, tu pastebi, kad jeigu pradeda groti, jeigu jį įsijungu, tai jau reikia dirbti. Ta prasme, tai atsiranda net tarsi, kaip, nežinau, refleksas kažkoks tai. Jo, jisai, žinau, kažkoks išsivysto ir tada tu supranti, kad aš esu savo darbo maude. Ir šitas padeda į tokį įeiti nesiblaškymo režimą, nes, tarsi, realiai groja muzika, kuri groja, kai aš nesiblaškau ir dirbu. Tai man dar šitas irgi visai yra toks įdomus. Suprantu, kad ne visiems turbūt veiks, bet aš esu pastebėjus, kad man jis žiūri fainai veikia, jis labai maloniai veikia. Jo, aš pati kartais naudoju muziką, bet neturiu tokio specifinio playlisto, bet kartais nenaudoju, nes man atrodo, kad man galvoj užima vietos muzika, bet esu ne iš poros draugų girdėjus visokių irgi, kad turi skirtingiem net darbam playlistus, kurie būtent labai įdomu, kad turbūt, čia kaip mes sakom, žinai, kaip tu pasiruoši erdvę tam tikrą, kuri nuteikia darbui, taip ir ta muzika irgi signalizuoja paskui gal ilgainiui smegenim, kad, jau čia reikia susikaupt dabar, vietoj to, kad blaškytumės. Arba, pavyzdžiui, ten, nežinau, ir prieš kokius sudėtingus susitikimus galima ne tik užsidėti muzikos, kuri patinka ir įkvepia, bet ir truputėlį pašokti. Mes fiziškai, sakėme, tas judesys yra reikalingas. Duoti tada ir tą tokį, kad mes girdim kažką, kas mus įkvepia, bet ir truputėlį fizinio duodam judesio, nes viskas, kas susijęs su fiziniu mūsų judėjimu, realiai yra susiję, mūsų smegenim duoda signalą, kad mes gebame kažką tai apskritai daryti ir tai tą tokį ryšį reikėtų jį išnaudoti, žodžiu, savo tikslam. Gerai, fainai. Ir dar buvo vienas klausimas Instagrame užduotas apie prokrastinaciją, žodžiu, kaip tą atidėliojimą, ką čia su juo daryti. Ar yra čia kažkokių tai sprendimų? Ar bent jau turėti atradus kažką tai? Dažnai lengvo sprendimo čia nebus, vis tiek reikės su savimi susitarti. Bet aš kartais, kai save pagaunu, kad aš jau prokrastinuoju, tai aš tada su savim tiesiog, realiai tariuosi, kad dabar darysiu tai ir po to darysiu kažką, kas mane labiau džiugina. Arba dabar tiek laiko darysiu tai ir paskui kitą dieną vėl darysiu tai, dar kitą, kad ne per vieną kartą. Tiesiog su savimi bandau visiškai racionaliai susitarti, taip kaip taršiuosi su kitu žmogumi. Tai man šitas, toks vienas iš elementų. Taip pat
Ši prokrastinacija yra pakankamai sudėtingas reiškinys ir čia mes visi turbūt šitą patiriam ir visi skirtingai turime atrasti, kaip su to kovoti, bet man pirmiausia yra susitarimas su savim, o tada visi tie fiziniai dalykai, kur sakiau prieš tai, kur kalbėjom, ar ne, tiesiog apsibrėžimas, kad šitą ciklą, pavyzdžiui, dirbsiu su konkrečiu darbu. Arba dar irgi galima bandyti, nežinau, ar padėtų, bet galima ir tą išskaidimo metodą irgi bandyti užduotims, kuriomis prokrastinuojame. Ir, pavyzdžiui, jas išskaidžiusi daugybę mažyčių, tada jos tiesiog pasidaro nebevertos prokrastinuoti. Tai vat čia irgi toksai yra galbūt momentas. Nes, pavyzdžiui, aš pati iš savo, dar, gerai, nežinau, čia galbūt labai prastas dabar pagalvojau patarimas, bet tiesiog pasidalinsiu, žodžiu, čia yra visiškai mano dirty bad habit, bet aš taip darau. Aš labai nemėgstu kartą per mėnesį buhalterijai, žodžiu, sukomplektuoti, sutvarkyti, sužymėti, viskas eina savo, kaip aš negaliu pasakyti, kaip nemėgstu. Ir šitą darbą galima daryti bet kada. Pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, penktąjį, ir pilna yra darbo dienų, kada gali tai daryti. Aš kažkodėl prokrastinuoju, negaliu. Aš supratau, kad aš darbo dieną negaliu to daryti. Pavyzdžiui, man savaitgalis yra visiškai šventos dienos ir aš tikrai jokių darbų į ten nebeapsiimu ir net būna kartais ten kas nors man brūkšteli kokį žinutę, tai aš taip tiesiai šviesiai ir pasakau, nedirbti. Dausime atsakymą iš manęs šitoje vietoje nebus. Bet aš, žodžiu, esu save taip apgavus, kad pirmą mėnesio sekmadienį kokį pusvalandį, taip čiunk, ale ramiai ten užsidėjus bosanovą kokią tai savo sukurs atsipalaidavimo, žodžiu, kažkokią aplinką, aš tos buhalterijos sudedu dalykus ir bandau apgauti save, kad man tai yra malonumas. Ir aš supratau, kad man šitas veikia, bet šiaip yra labai prastas patarimas, labai prastas patarimas yra į laisvalaikį įdėti kažkokį darbinį reikalą, bet aš supratau, kad aš tik taip gebu išsiųsti buhalterį dalykėlius. Tai vat čia toks mano, nežinau, sakau, reikia turbūt rasti kiekvienam, kas veikia. Savo strategiją. Gal net, man atrodo, svarbu atsakyti, nes mes prokrastinuojam ar atidėliojam irgi dalykus dėl skirtingų turbūt priežasčių. Vienas dėl to, kad gal čia neaišku, ką čia su to darbu daryti, kitas, kad tiesiog žiauriai nuobodu ir tai turbūt čia tas irgi padėtų gal atsakyti, tai ką čia daryti, ar čia skaidyti, ar čia, žinai, paieškoti, tai kaip padaryti, kad būtų įdomu, ar čia kažkokį laiką rasti, ar nusteikimą, ar dar kažką. Dar būna prokrastinuojam dėl to, kad labai lengvas yra darbas ir žinai, kad jį bele kada galėsi padaryti. Būna dar ir tą tiesiog atidėlioji. Tai ir vis tiek sukasi tavo mintise, tai jeigu šitą įsivardini, tada tikrai truputėlį lengviau tampa tiesiog imti ir padaryti jį dabar. Okay. Tai taip jaučiu, kad taip maždaug kokius turėjau klausimus, tai mes palietėm ir apie tuos, kaip buvo pavačiutas pokalbis, vadinasi, esminiai dar produktyvios dienos elementai, tai kažkaip daug jų, man atrodo, palietė mane ir miegas, maistas, fizinis aktyvumas, įvairios priemonės treniruoti smegenis, kaip čia, kad jos mokėtų dirbti ir susikaupti. Palėtėm papildus, palėtėm darbo organizavimą, kaip čia, kad irgi reikia savo susikurti, ne tik saugoti savo poilsį, bet susikurti ir tą laiką darbui ir irgi saugoti nuo visų išorės dėmesio reikalautojų ir vagių ir distractionų ir visko kito. Galvoju, ar dar, nežinau, gal yra kažkas, ko nepaminėjom svarbaus, ką norėtųsi pridėti apie... Žinai, ką pagalvojau, pavyzdžiui, aš tenais paminėjau krūvą papildų, kurie galėtų padėti geriau susikaupti, susikoncentruoti, ir tam tokiam darbiniam produktyvumui, ar ne, kaip sakom, bet kai aš pačioje pradžioje sakiau, kad poilsis yra labai svarbi produktyvumo dalis ir tu negali sakyti, kad esi produktyvus, jeigu neturi kokybiško poilsio. Tiesiog taip neveikia. Tai, man atrodo, verta visai prisiminti, kad kokybiškam poilsiui, jeigu matai, kad rutinos dar nepavyksta pilnai susistatyti, tai viskas tvarkoja yra ir kokybiškam poilsiui papildus vartoti irgi. Ir čia, ten, pavyzdžiui, iš funkcijų grybų tikrai reišiai yra tas, kuris gali padėti geriau susibalansuoti, nurimti ir gebėti geriau pailsėti, nes reikia mokėti, ar ne, reikia išmokyti ir savo kūną, ir savo protą ilsėtis. Jeigu kam tinka, tai CBD tikrai yra daugybė, spektrai yra daugybė visokiausių priemonių, kurios irgi gali padėti truputėlį geriau susibalansuoti. Tada, nežinau, ten kam valerijonas koks nors irgi bet kokiu pavidalu gali padėti tiesiog truputėlį geriau nurimti. Tai man atrodo, verta yra, kalbant apie produktyvumą,
galvot apie tai, kad, nu, kaip padėti savo pasilsėti vakare visgi. Tai va, visokiausių dalykėliai, dar šitą gal vienintelis, ką norėčiau dar pridėti šiandien. Aha. Ok, tai man atrodo jau taip, jau pats laikas būtų užbaigti. Ir dar gal, na, vis tiek, kas klausė, gal kam būtų įdomu, žinai, daugiau sužinoti apie ir sveikos gyvensenos, biohackingo, keto temas, tai tu kuri žurnalą, kurį galima prenumeruotis, tai gal gali pasakyti visiems, kur rasti tą žurnalą, kas norėtų, ne, jau pasigilinti į va, tas įvairiausias temas ir apie produktyvumą ten irgi tikrai daug tavo parašyta visko. Nemažai, ačiū, Aurelija, labai faina, kad galiu pasireklamuoti. Tai Contribui yra žurnalas Keto kodas, galima susirasti ir prenumeruoti. 5 € mėnesį už 10 puslapio kokybiško, gilaus, lėto turinio, ties kuriuo aš tikrai dirbu kiekvieną dieną. Turiu savo sistemytę produktyvumo, kaip žodžiu, sesija yra dedikuota žurnalo kūrimui. Ir visada nauji prenumeratoriai gauna prieigą ne tik prie tų žurnalo numerių, kurie bus dar tik ateityje, bet ir prie visų anksčiau išleistų. Tai reiškia, jeigu jūs turit kažkokias tai temas, kurios jums buvo įdomios, tai galite įvesti į paiešką prie turinio, tenai, žodžiu, sekcijoje įvesti į paiešką ir tikrai rasit, nes esu rašus ir apie papildus, ir apie energijos lygius, ir apie tas pačius darbo ciklus, bendrai apie technikas tiek miegui, poilsiui, apie tai, kaip fizinis aktyvumas, kokias turi skirtingas naudas ir skirtingus poveikius ir kaip kokią taktiką paimti, norint kokių rezultatų. Žodžiu, daug visokių dalykų, Contribui, Keto kodas, jeigu norit, prašom, prenumeruokit. Jo, tikrai rekomenduoju, nežinau, kaip Simona spėjo tiek parašyti, man būtų įdomu dar atskirą padaryti pokalbį apie tai, žinai, kaip tiek informacijos kažkaip rinkti, ją sistemizuoti ir paversti jau paskui tokiu paruoštu, gražiai sudėto, aiškiai išdėstytų, žinai, turinį. Tai, bet čia turbūt jau atskira tema specifinė, bet tikrai labai daug temų, tai visi galėtų rasti kažką, tai kaip čia savo pagerinti savo veikimą ir savijautą. Tai va, tai ačiū tada, Simona, fainai buvo pakalbėti, nors ir biški su techniniais nesklandumais. Bet išsisprendė. Taip, džiaugiuosi, kad pavyko išspręsti kaip pirmam laivui. Tikrai taip, ačiū labai, man buvo labai fainas su jums pasikalbėti ir tikiuosi, kad irgi dar visi, kas ateityje žiūrės šitą video, irgi ras čia visokių naudingų dalykų. Taip ir tikėsime, mes dabar bandysiu išsaugoti. Gerai. Gerai, tai gero tau likusio sekmadienio vakaro. Tau taip pat. Jo, ir iki kitų kartų. Viso.